Tai gerai. Tai labas visiems, mes šiandien darome mūsų podcastą, kuris dar neturi pavadinimo ir šiandien čia bus Paulius. Paulius, tavo vardas gi Paulius? Malonu, taip, mano vardas Paulius. Jo, aš esu Olegas ir šiandien mūsų svečias. Iškart 3 žmonės viename, tai yra Šidlas, Šventinis Bankuchinas, bet tikras yra Lukas Šidlauskas, taip, Lukai? Sveiki, jo, viską teisingai pasakei. Tave atpažįsta gatvėse? Sako, tipo, o čia šitas, Šventinis Bankuchinas. Retai. Ką sako? Ne, sako, yra, prašau nusifotkinti. Rimtai? Jo, bet buvo tai vieną kartą gal. Kiek metų buvo tam žmogui? Nežinau, mano metų gal. 37. Ne, biški jaunesnis. Biški jaunesnis buvo. Ok, šitą, mes pradėjom kartu stand-upinti prieš 5 metus, jeigu atsimeni. Aha. Mes tada susipažinom ir aš atsimenu, kad susipažinau su tavo kūrybą ir tu man tapai toks kaip, nežinau, Lietuvoje tikriausiai ir iki šiol likai toks kūrybos autoritetų, tiesą pasakus. Ir aš atsimenu, labai įdėmiai stebėjau tavo visą kūrybinę evoliuciją, kai tu pradėjai nuo iš esmės tokių nišinių dalykų ir po to kažkokią momentą sukūrei lietuviškos istorijos repą, Lietuvos istorijos repą. Ir šitas, ir atsimenu, tu gavai kažkokią net apdovanojimą iš valstybės. Ten buvo krašto apsaugos ministerijos, šitą tu turiu omeny. Jo. Ką dar gavai? Įtraukta, man atrodo, kad šitas repas buvo įtrauktas kažkaip į mokyklos programą. Jo, ne, į literatūros vadovėlius įtrauktas yra jo šitas irgi iš fainesnių. Ir dar įvairių kitų apdovanojimų ten buvo. Kokie? Mamos apdovanojimas buvo. Ja, aš iš tikrųjų galvoju apie kažkokius tokius mainstreaminius apdovanojimus. Logino buvo dar apdovanojimas irgi. Ir aš dar kino pavasaryje irgi netgi, man atrodo, buvo. Ne pagrindinį, įteikinėjai, bet manęs nebuvo tuo metu, nes aš ten, žodžiu. Tai kaip pasikeitė tavo gyvenimas po šito dalyko? Nepasikeitė iš principo nekom. Pasikeitė tik tom, kad gal žinomumas šito projekto padidėjo. Šventinio Bankuchino. Jo, bet daugiau tai galbūt jo kažkokių pasiūlymų pasirodyti, pakoncertuoti atsirado daugiau. Daugiau koncertuoja dabar? Šiek tiek daugiau, jo, bet ir dar dažnai atsisakinėjau irgi. Koks buvo keisčiausias, kur atsisakinėjai? Tu turi tą nuostabų kūrinį, kur Rolas vadybą kviečia. Žinai, kaip ten... Tai brangusis dėl sąlygų yra taip. Aha. Elektros bus ir grindys irgi bus. Ai, tai tada viskas gerai. Tokių Rolų skambina tau? Nu, kaip? Skambint gal nebeskambina, e-mailų parašo ir Facebooko žinučių labiau dabar jau kažkaip į Facebooką metas. Taip, kokios klišės yra, tokios top klišės, tokios 3-4, tipo, kad nepergyvenkit, bet pamaitinsim? Ne, tokių aš jau nelabai patiriu tokių, bet kita vertus, čia, žinai, irgi nereikia į vieną pusę varyti, nes, gal tokie ir pasiūlymai yra, žinai, žinai, tokie žmonės tokiems ir siūlo, dabar asme, nes jeigu čia nėra taip, kad čia viena pusė kalta, žinai. Bet tu šiaip repą gi nelabai mėgsti. Aš labiau, kaip čia, ir mėgstu, ir nemėgstu vienu metu. Kokią tu repą nemėgsti labiausiai ir už ką? Nemėgstu depresyvaus, to, kur moko apie gyvenimą, žinai, tokio, man atrodo, labai daug lietuviško repo yra tokio. O kaip pavyzdys, kas tokio konkrečiai čia būtų? Tarkim, grupė ar gabalas, nežinau, kaip sakai, depresyvaus, kuris moko. Pilna YouTube yra ten tų visokiausių gabalų. Jo, kur tenai 7 likiniai dėsto ten apie gyvenimą. Ai, čia tokie. Jo, šito nemėgstu, tai... Nežinau, aš kažkaip 1% mėgstu repo. 1%? 1%. Aš dar labai lyriksus klausau, matai. Jeigu būna lyriksai kažkokie keisti, tai tada kažkaip būna atmetimas iš karto. Bet tai yra tikrai faina meno forma, bet kažkaip jį išnaudojama dažniausiai yra taip nelabai kūrybiškai. Iš esmės, tu kaip kūrybos žmogus, tu Ogilvy dirbi dabar, ne? Reklamos agentūroje. Tu savo Lietuvoje turi kažkokių tokių, sakykime, kūrybos autoritetą? Ką turi mini kūrybos? Žmonių, kurie kažkaip, nežinau, ar tai būtų kažkokios kūrybinės industrijos atstovai, tai nesvarbu muzika. Man yra, aš nežinau, ar autoritetas geras žodis, turiu, kurie man patinka. Žmonių, tai kurie ką kūrė ir ką jie daro, ir man visą laiką įdomu yra pažiūrėti. Pagirkim, davai. Tai vienas sėdi iš dešinės.
Man. Tau iš dešinės. Jo, man iš dešinės. Okay. Čia tai va toks, po to man patinka Ramanauskas, ką daro. Algis. Jo. Jis yra ir Tomas. Yra ir Tomas, bet jisai, man labiau, aš dabar apie humorą čia galvoju pradėjau. Nu, ir Justas Mamontovas to pačiu, nes jie kartu jie su Algiu daro, tai aš kažkaip jų ta kūryba man vis laik mane pradžiugino. Nežinau, dar kažkaip taip greitai dabar neteina iš lietuvių. Nu, bet yra, aš domiuosi. Nelietuviai? Nelietuvis nori konkrečiais pavyzdžiais kažkokiais. Labai mėgstu su tim kalbėsim, mes su stand-upu kažkaip galėdavom 3 valandas kalbėti. Timą Heidekerį mėgstu, Tim ir su Erika Warheim, aš nežinau, kaip tarėsi tiksliai jo pavardė. Nežinau, ar čia labai įdomu tos pavardės. Nu, yra man tai jo. Įdomu, ne? Ja. Ne, nu tai iš esmės koks stilius, bet kaip tu atskiri, kas tau, kur tu, pavyzdžiui, man asmeniškai yra humorė toks dalykas, kad aš, jeigu matau, kad žmogus bando daryti kitaip biškį, aš jį iškart jau automatiškai gerbiu. Ir man nesvarbu, ar tai yra labai juokinga ar ne. Nes aš pavyzdžiui, paprasčiausias pavyzdys. Kodėl man, pavyzdžiui, labai patiko tavo kūryba, kai mes dabar čia taip susitikom fanboyant viens prie kitą, taip, bet man kas, pavyzdžiui, kodėl man ir su Paulium mes kažkaip gerai sutarėm ir su tavim, dėl to, kad aš kaip pamatau, kad žmogus nori kažką biškį kitaip padaryti, negu prieš tai buvo daroma, biškį kaip tą status quo kažkaip pakeisti bendrai, ar nesvarbu, ar tai būtų iš kažkokios tai kūrybinės pusės, arba iš socialinės pusės, nes tavo pirmas, pavyzdžiui, Pauliaus video buvo, kuris tiesiog labai gražiai ir fainai pastumė ant tų visų influencerių, kur iš esmės bet koks kitas, man atrodo, žmogus, kuris būtų naujas YouTube ir naujas kažkokiam tokiai sferai, jis pabijotų, nes ten, žinai, už vieno stalo sėdi žmonės, kurie ten turi 10 milijonų tūkstančių milijardų sekėjų. Jo, ir kažkaip būtų biški, nu, va taip, at žmogui, nu, baisu taip, ne, taip, kaip čia, kai mane pato ten jie užduhins, užvarys ten savo Instagramuose, savo Facebook'e, bet jeigu žmogus turi pointą, jisai turi poziciją, jisai turi gerą humoro jausmą ir jisai turi supratimą, kaip daroma šiaip kūryba, jisai daro. Toliau tavo video, nebūtinai video, tavo audio teatras, kur darai, aš manau, kad kokie 70% žmonių, kurie klausytų. Ir labai gerai, kad tai yra labai geras filtras. Jie klauso ir supranta, kur juoktis, tipo, kur čia bairis, tipo, kurioje vietoje bairis. Ir aš atsimenu ir į savo pusę irgi labai dažnai taip gaudytų viso, kur čia juokinga, kur aš čia turėčiau juoktis. Ir man tas mėgstamiausias šitas yra momentas, kur tipo, tu bandai kažkaip biškį tą pažaisti su to status quo, kuris būtų susiformavęs, kaip anksčiau pas mus buvo anekdotai, kažkokie tarybiniai, po to atsirado humoro klubas, bet irgi pasirodo tai anekdotai. Tokie, tipo, nu, tam tikrąją prasme... Kai auditorija yra pasakoma, kada juoktis, čia kaip tu minėjai. Jo, kur auditorija irgi yra pasakoma, kada juoktis, kodėl ten Katleris yra fainas, juokingas ir taip toliau, nors kaip man, pavyzdžiui, sakau, kaip man atskiri, kai kurie jo dalykai žiauriai patinka ir mes, kai ir su Luku irgi tą pusėje kalbam, kartais pripažįstam tam tikrų kolegų, ten, nežinau, kurie galbūt mūsų bendrai požiūrį nesutampa į humorą, bet yra tam tikrų sėkmingų momentų ir būtinai reikia irgi tai visą laiką pabrėžti, kad, nu, nes vis tiek žmogus yra labai įvairus. Tai aš taip savo, taip maždaug apibrėžiu tą, kas man patinka, kas nepatinka. Kaip tu savo iš tokios filosofinės pusės, kaip tu pažiūri į tą humorą. Aš suprantu, galbūt aš biškai čia per giliai. Viską gerai, tai aš nežinau, ar keistumas man yra vienas matas tiesiog, ar tai juokinga ar ne, bet tai atskirti aš neturiu kažkokių tai labai objektyvių kažkokių kriterijų. Tai tokie kartais būna, nežinau, aš dažnai YouTube'ai žiūrinėjau visokius, žiūriu ten suggested videos, ką man ten išmeta ir būna tiesiog per 20, per 10 sekundžių mane arba įtraukia, arba aš kažkaip tai man, jeigu aš išgirstu ką nors apie, o žinot, o jūs pastebėjot, kad vaikinai šitaip daro. Man kažkaip tai tos temos iš karto, netampa įdomios, nežinau. Man gal temos įdomios, apie ką yra juokaujama ir kai jos būna tokios šiek tiek gal nišinės, arba mažiau aptartos negu iki tol, tai yra labai, labai smagu. Tai Billas Hicksas sakė, kad tipo, jeigu negali būti juokingas, būk įdomus bent. Nu, ne tai, kad bent, o būk įdomus tiesiog. Tai man tas irgi užstrigo šitą frazę. Mano viena iš tokių mėgstamiausių komikų Bill Hicksą, tai ir šitą frazę, man atrodo, iki šiol irgi taip. Nu, taip,
man kartais geriau jau kažkoks toks biški nevykęs bandymas pajuokauti, bet apie kažką naujo, negu labai juokingas bairis, bet apie tai, kad tipo, kaip moteris skiriasi nuo vyro. Nu, bet mes jau supratom seniai, kad jie skiriasi, jau seniai supratom. Nu, yra tas klišės tiesiog, jo, bet kita vertus pajuokauti apie temą, kurią jau daug kas juokavo, yra tau sudėtingiau. Jo, ir gerai pajuokauti. Ir, nu, ta prasme, čia irgi yra tikriausia... Nu, mokėti reikia apie tą daryti. Nu jo, iš naujo pažiūrėti kažkokius tokius amžinus dalykus, čia irgi yra, kaip, pavyzdžiui, kom skiriasi klasika nuo neklasikos šiaip. Nuo neklasikos. Mano žanras išrastas. Neklasika, vienas žodis. Neklasika, jo. Čia klasika, čia neklasika. Bet tom, kad klasika labai dažnai bando iš naujo kūrybiškai atsakyti į tam tikrus amžinus klausimus. Tai irgi čia toks tarp moterų ir vyrų santykiai. Nu, bet iš kitos pusės, nu, come on, kiek galima jau. Kiek galima, aš nebegaliu jau. Aš paskutinį stand-upą, kai turėjau, aš visus įmanomus. Ir tai pralysdavo pas mane, kurie pas mane pralenda vis tiek tie stereotipai tam tikrai ir toks noras, man žinai, kas patinka, kai tu nenori pataikauti auditoriją. Tai yra vienas iš tokių kečiausių dalykų. Kai tu sakai, kai tu pataikauji nenorėdamas? Ne, kai tu specialiai nepataikauji auditoriją. Kai tu sakai, viskas fuck off, tai yra mano kūryba, tai yra mano požiūris į pasaulį, tai yra mano požiūris į gyvenimą ir iš esmės tai yra, ir tada tai jaučiasi tas unikalumas. Nu, jeigu sutinku, bet čia, žinai, vėl gali, žinai, žmonės ateina pas tave, nori pasijuokti ir jeigu tu varysi vis tiek savo, žinai, čia jūs nieko nesuprantat, jūs debilai, žiūrėkit, dabar aš jums parodysiu, kaip čia turi būti, nu, toks irgi išeina tada keistas dalykas. Tai kaip supratau, tu praktiškai toks pats YouTube žiūrėtojas kaip aš. Tam žinai, kad einam per recommendedus. Jo, aš pažiūrėjau. Ir 10 sekundžių užsikabinam arba ne. Ir, jo, okei. Ir aš irgi esu grinai toks ta auditorija, kur aš neturiu objektyvaus paaiškinimo, kodėl, tarkim, kai kurie dalykai yra juokingi. Ir aš savo video dažnai darau per tą pačią prizmę. Nu, žodžiu, aš turiu ten tokį kanalą. Nu, nesvarbu. Ir gerą kanalą. Nu, aš turiu tokį kanalą, ten darau video. Taip. Ir kartais aš kartais, aš norėjau su Olegu asmeniškai norėjau apie šitą pašnekėti. Dabar išgirdau, kad tu gal būsi mano pusė iš to. Todėl dabar tą temą išsitrauksiu. Dažnai aš, pavyzdžiui, padarau video ir realiai jis būna, tarkim, tiesiog labai paviršutiniškas, ką aš noriu pasakyti, kad aš tiesiog noriu žmonėms teikti, tarkim, 5 minutės tokio, na gal laimės juoko tokio paprasto lengvo. Ir, žodžiu, tada parašo mano Olegas, žiūrėjau typing, blema, gal dabar gausi velnių. Sako, viskas šiaip gerai, bet Pauliau, kas iš to? Čia tas bairis buvo geras, čia tas buvo juokinga, montažas geras, bet kas iš to? Reikia paliesti, tarkim, kažkokią didesnę gal socialinę problemą, gal kažkokią tokia didesnė, nežinau, stigma, nestigma, kaip pavadinti. Aš maždaug, žinai, galvoju, aš puikiai suprantu, Olegai, kad jeigu paliečiu ir tą, tai čia, jau tipo yra tobulas video variantas. Tai yra ir humorą, ir dar kažkokia, tarkim, didesnė problema, ne problema, kaip čia pavadinti, kažkokį didesnį spektrą dalykų. Bet aš kartais tiesiog ir darau su tą intenciją, kad čia tiesiog bus 5 minutės pažvengti. Ir man būna kartais Olegui sunku paaiškinti, tai Olegai, čia giliai nemastyk, čia tiesiog buvo tipo prikoliukas, iš serijos prikoliukas. Tai pavyzdžiui, kokia tavo gal nuomonė, nežinau, ar tu tada video, kuriuos tu žiūri, tai aš kaip suprantu, tada ir tokius tu žiūri, ir turbūt irgi pritarsi. Aš žiūriu į juokingus, į nejuokingus žiūriu. O kokie nejuokingi, kokie irgi kriterijai, man įdomu, ką mėgsti pažiūrėti? Dokumentika. Apie antrą pasaulinį karą? Jo. Spalvotai, žinai. Pokalbis mėgstu, šiaip interviu pažiūriu, bet dabar irgi... Lettermaną žiūrėjai? Ne, Lettermaną nežiūrėjau. Man tai nepatiko. Gali būti. Šiaip tai žiūriu pokalbių ir pastebiu, kad pokalbių formatas ir interviu jau darosi klišė, beje, kaip ir šitą, kas dabar vyksta, jau irgi darosi. Ta prasme, podcastų yra tiek privysę visokiausių, tai... bet toks gyvenimas... Ne, tai nebūsim. Tai va tas ir yra. Gal nereikia čia visą laiką norėti būti naujų ir čia kaip poetai būna irgi, kurie nemoka, nesukuria normalios poezijos, tai žaidžia per formą. Ir pridėlioja visokių tenai, kaip gudriau tenai kažką, kur irgi... Tu apie slamą dabar? Jo, pavyzdžiui.
Nu jo, yra tas dalykas. Ne, iš esmės kažkas tai sakė, tai vėlgi aš procituosiu, jau čia trečias būsiu pagal citavimą. Šitą laidą. Jo, mano žodžio, esmė tame, kad jau kas turėjo būti sukurta, jau sukurta. Kažkas pasakė labai seniai apie šitą dalyką. Ir mane atrodo, kad tam tikrų formatų ir tam tikrų dalykų neįmanoma, kaip čia nepanaudoti, tarkim, jo intervai ir podcasting. Tai yra fucking banalybė, bet apie ką mes čia šnekam, kaip mes. Ir net tą savirefleksiją, kad mes net sėdėdami čia ir suprantam, kad, iš esmės... Mes tikrai nieko neišradom. Mes tikrai nieko neišradom, darom tokius pakankamai banalius dalykus, bet pokalbis eina ir mes bandome, kažką įsiaiškinti ir suprasti. Gerai, gal aš pasuksiu temą į repą biškį. Pasukim. Jo, nes mes kalbėjome būtent apie tą, kad pradėjom nuo tavo darbų, nuo tavo, sakykime, to žinomumo ir tavo tokių... Nors vėlgi, mano nuomonė, tavo tas garsiausias darbas apie Lietuvos istoriją, repas. Kaip teisingai reikia, kaip oficialiai vadinasi? Lietuvos istorijos repas. Okay. Tai va, tai čia yra tas geriausias pavyzdys, kur tu sujungi ir kažkokią archidėją, kur tu taip pat gali jauni... Man patiko žodis, archidėja. Aha, čia aš... Ne, viskas gerai. Aš išradau. Čia mano žodis, aš copyright negalėjau. Gerai, aš leidžiu tau naudoti dažniau. Tai va, tai ten buvo kažkokia tokia aukštesnė idėja, pavadinkim taip, kažkas ten, ir labai akivaizdi yra, bet tuo pačiu metu tai viskas įvyniota labai gerą formą, kur labai žiūrisi, labai aišku, ir vaikai, kuriems ten 7, 8, 9 metai, kurie nelabai galbūt supranta kažkokio kultūrinio backgroundą dar kol kas, bet jiems jau tai yra patrauklu. Jiems jau yra patrauklu kažkaip domėtis repu, atsiprašau, Lietuvos istoriją. Ir repu irgi gali būti, nes vėlgi repas, kaip parodė Luko pavyzdys, irgi gali būti labai gera meno forma, kuri galime perteikti tam tikras kažkokias archidėjas. Tai va, pavarykim biškį ant repą. Arba, padiskutuokim biškį. Kodėl Lietuvoje tiek, būtent, ir ne tik su repa, aišku, ir su humoru taip yra, ir su bendrai su muzika. Kodėl pas mus taip labai dažnai mes, pavyzdžiui, tie patys skandinavai taip nedaro. Aišku, ten irgi daug šlamšto, ten irgi daug pop muzikos ir, pavyzdžiui, tą patį Crazy Frogą sugalvoja švedai. Bet, nors aš už tai jiems respektinu biškutę. Bet esmė tame, kad, vis tiek, mes kažkaip mūsų skonės trupučiuką toks link tokios Baltarusijos, Rusijos kol kas, aš sakyčiau, mainstream tokios, sakykime, kultūros, o ne link kažkaip Skandinavijos. Ir kodėl taip yra? Kodėl, jeigu repas, tai būtinai kaip tave paliko pana, kaip tu ten, nežinau, dabar iškasiai savo griovį ir ten stovi su saksofonu ir toj tave ten, nežinau, pervažios tavo likimo buldozeris. Tokias ten metaforos, tokio lygio. O jeigu, mes kalbam apie kažkokį ten, nežinau, žodžiu, jūs suprantat, ką aš noriu pasakyti ir kur aš vedu, tai... Grubiai, kad kodėl nėra linksmo repo, gal taip? Ne tai, kad linksmo, kodėl nėra kūrybiško, kodėl pas mus šiaip kūryba tokia kažkokia 3, 4 vietą užima, šiaip bendrai kultūrai, tipo. Ten, tipo, scenaristai, bus ten tų scenaristų, kažką mes ten sugalvosim televizinių, ten filmą padaryti, tai padarysim, svarbu gauti finansavimą, ten kažką jau parašysim, tipo, ten, aš taip kažkaip, man taip atrodo, kodėl kūrybinių profesijų atstovus kažkaip nevertina, taip, man taip atrodo. Čia, gal aš čia, matau vėlgi... Kažkaip labai apgribiai daug temų iš šito vienu, jeigu čia buvo klausimas. Aš pamedžiau taip paklausti, kad, ir gerai, aš kitaip paklausiu, atsiprašau. Kodėl mūsų pop kultūra tokia nekūrybinga, taip? Dėl to, kad produktas, kurį tu darai, yra socialus dalykas. Aha. Tai jeigu pusė tautos yra tam, kaip čia, mūsų istorija sudėtinga, mūsų yra dramatiška istorija Lietuvos. Ir žiūri mane kažkodėl. Ačiū jo. Tai tu kaltas čia. Ne, tam tikrai prasme. Ne, bet tai... Nežinau, tai ir tas repas, kodėl jie klauso tokio, tai nes tokie žmonės yra, kodėl jie yra, aš tai nedramatizuočiau, kad čia viskas labai blogai, tai visi turi teisę klausyti, ką jie nori klausyti, tai kodėl jų tas tokia kritinė masė yra daug, kurie tą virksmingą repą ir depresyvų klauso, tai aš jau nežinau. Bet net žodis blogai parinktas depresovas repas, toks. Aš turiu omeny net, dažnai patys kūrėjai taip vadina savo
muzika, aš esu toks depresavo žmogus, aš su depresija tikrai nieko bendra neturiu. Bet tau patinka repas? Taip, Pauliau? Man repas patinka jo, bet ne tas repas, kurio jūs tikėtumėtės, ne tas, apie kurį dabar šnekam tikriausiai, man labiau patinka tas toksai, žinot, tas toks mėšlinas repas vakarų, kuris va dabar būtent labai vakarų visą horizontą yra apėmęs. Tai aš esu va tokio repo klausytojas. Aš tikriausiai iškart susigadinau, sugadinau savo nuomonę apie save. Nu, ne, tai tavo nuomonė. Tai tik tavo nuomonė. Kiekvienas turi teisę savo nuomonę. Tik tavo nuomonė. Tai va, tai... Mes visi laisvi žmonės. Jo, tai aš klausau dar kitokio repo. Kiek, pavyzdžiui, tu esi slūgis susipažinęs su, nežinau, vakarietišku repo arba to vadinamu SoundCloudo repo, jau dabar galima tiesiai šviesiai taip vadinti. Travis Scottus visus, Lil Yachčius, žinau. Jo, visi tie. Lil Dicky, bet Lil Dicky jis jau biškiai jokės iš tų klišių, kas beje labai patinka man jisai irgi. Tai va, jis Lil toks Dick čia tos Lil rusas? Dicky. Ne? Lil Dicky čia toks žydukas, jisai labai... Jisai daro humoro. Taip mes jį apibūdėme. Mes jį taip Čia tas žydukas. Ir jisai ten tokius kaip per humoristinę tokią prizmę daro savo muziką, kuria, taip galima sakyti. Per humorą. Per humoras. Lil Pump, nu daug yra. Jie visi realiai kūrė tą vieną ilgą dainą. Jo, tai kokia pavyzdžiui tavo nuomonė apie šios atlikėjus arba šį žanrą? Man nuoširdžiai patinka, aš labai gerai suprantu tą nuotaiką, kurią kūrė tą muziką su tais 808 beisų ir taip toliau. Ir tai yra tikrai smagu ir aš namie, kai bandau išgauti ką nors panašaus, tai man yra labai smagu ir yra, tikrai jaučiu aš tą vaibą ir man patinka muzikaliai, bet man dažnai nepatinka, ką jie propaguoja ir kokį jie stumia vertybinį požiūrį. Man tik tas nepatinka, bet šiaip tai muzikos prasme man pilnai suprantu ir man linksma. Žalytė, Xanaxas, alkoholis. Bet labai gerai, kad Lukas, man atrodo, Lukas bent jau lenkia tą linkmę, kur mes prieš tai su tavimi diskutavome, ne podcast'o metu, kad yra žmonių, kurie žiauriai negali, kaip čia pasakyti, vertinti tų pačių 808, tų visų linksmų beatų ir taip toliau negali vertinti, jeigu paraleliai su jais neina kažkokie labai jau baisiai reikšmingi, taip sakykim, ten žodžiai ar kažkokie prasmė. Aišku, tos vertybės perduodamos per tą muziką, tai yra ten jau atskirai netgi. Aš pastebėjau, kad nėra ten ką pastebėti, ten paklausai 5 gabalus ir supranti, kad daugmaž visi dainuoja apie lygiai tą patį. Taip. Apie lygiai iš vis tą patį. Ir aš dėl to galvoju, kad jau dabar, kai tiek tų gabalų yra daug ir taip yra ta jų tokia SoundCloudo kultūra išsivyščiusi, galima taip sakyti, ir dabar perima visą tą pagrindinį repą vakaruose, bet ne tik vakaruose, bet ir visam pasaulyje. Aš manau, kad jie kaip ir netgi patys savo, ne tai, kad susigadino situaciją, bet netgi, sakyčiau, labai pasigerino tą situaciją, kad dabar jie visi gali realiai išeiti su vos ne tais pačiais žodžiais, dainuoti apie tą patį mėšlą, su tom pačiom vertybėm. Ir žmonės tiesiog priima tos gabalus kaip bairį? Tam tikrą prasme kaip bairį, bet realiai užbyta. Ta prasme, užbyta už tai, kad tu gali, taip sakant, nežinau, smagiai, pasiklausyti, pavakarėlinti su ta muzika. Dėl to, kad realiai, jeigu paklausysi visų tų gabalų, aš turiu tokių draugų, su kuriais aš po porą valandų turiu šitą diskusiją, kaip man aiškina, kaip ten pats, kaip reikia klausyti ten Kendricko Lamaro, nes pas jį ten labai gilios temos ir panašiai, ir negalima čia klausyti visų tų Lil. Ir aš tiesiog sakau, kad, taip, aišku, Kendricko Lamaro visai yra kitokios vertybės, tai, ką jis perteikė savo muzikoje, yra visai kitokia istorija ir ten yra, daug gilesnės naratyvos, bet tiesiog, jeigu man tiesiog reikia pasiklausyti, poros, kaip sakai, 808 linksmų gabalų, kodėl aš negaliu tų klausytis, turint omeny, kad aš jau pilnai žinau, apie ką bus visa daina, visų tų atlikėjų. Tai gerai, kad tu žinai, bet man atrodo, daugas, ypač Lietuvoje, nieks ten net nesigilina, kas ten yra, kokie ten žodžiai yra, tu tiesiog klausaisi, nes skamba linksmai ir gerai. Tai irgi kažkas sakė, čia net ne apie repą kalbant, apie bet ką. Čia kažkas sakė, kad didžiausia lietuviška repo problema, kad mes suprantam, apie ką jie dainuoja. Tai va būtent. Tas gal reikėjo. Bet aš ką norėjau dar pabrėžti tokią vieną momentėlį, jeigu galima. Jo, dėl to vertybinio stuburo, sakykime. Mes kartais reikalaujam iš meno ir šiaip iš kažkokių dalykų, kad kažkoks tai dalykas turėtų vertybinį stuburą, bet menas tam ir fainas, kad kartais jisai gali būti visiškai abstraktus. Ir tai yra tas, bet irgi iš kitos pusės čia tokios biški, tokia,
kontroversija tokia postmodernizmo, kad iš vienos pusės tu gali stumti visišką šūdą kažkokią ten apie mergas, žolė ir taip toliau, bet kai tavęs paklaus, sakys, o atsiprašau labai, kodėl jūs, nu ne tai, kad kodėl, nes niekam neprivalai teisintis, bet paaiškinkit, prašau, ten ar dar kaip nors kultūringiau tave taip nors paklaus, sakys, ai, nu tai buvo postironija. Čiagi bairis, suprant, hebra, mes iš to kaip ir darėm prikolą, nors 70-80% tavo auditorijos visiškai rimtai tai žiūri. Nu, jo. Jie taip rimtai valgo taksanaksą su alkoholiu, jie rimtai rūko tą žolę 420, jie nuoširdžiai mano, kad žolė išgelbės pasaulį, žinot, Lietuvoje, bet rimtai, nueik į kokią nors ten tą info burbulą socialiniuose tinkluose žmonių, kurie labai suportina marihuaną ten, ne, tai vis tam parašyk, kad marihuana kenkia sveikatai, pasibaigs visą toleranciją, jų tolerancija pasibaigs visiškai. Ten tave taip suvalgys, tave taip sušūdų, tave ten apvadins, nežinau, fašistų, rasistų, tas pas kaip New York'e pasakyt, kad palaikai Trumpą. Nu čia yra visiškai, tave ten sušūdų sumaišys tiesiog, tave ten, it's my right, kur, seniai, jo, bet ir mano kita, kaip ir teisė, nežinau, mane kažkaip, tą norėjau pasakyti. Ne, tai nėra, kad čia mes, kad aš tai kažkaip niekas stuburas, nes tu tiesiog, žinai, kad tai vyksta, man asmeniškai, man tai yra juokinga tiesiog, nieko daugiau. Man yra juokinga žiūrėti tos jų klipus ir aš kaip įsivaizduoju, kaip jie tą visą filmavo. Aš tiesiog atsitraukiu ir matau tą filmavimo aikštelę ir man yra jau juokinga, kaip jie tiesiog prieš tą kamerą ten savo tais mosuoja dantimtais ir visais kitais dalykais. Tai tiesiog aš iš to juokiuosi ir jeigu jie daro savo dalyką, aš sau ramiai darysiu, kaip čia, nebūsiu to dalis ir juoksiuosi ir aš noriu šitą teisę turėti, tiek. Šventinio Bankuchino vienas iš logotipų yra auksinė grandinė. Albumo kažkoks coveris buvo, auksinė grandinė. Aš nežinau, imidžas Facebook'e. Ne, aš suprantu, čia archi toks. Archi-idėja. Aš būtent norėjau šitą pasakyti. Jo. O koks buvo labiausiai, kur tave nesuprato žmonės? Koks buvo... Failas? Net failas, ne, kur sutrygino labai žmonės, kur apšė nesuprato, ką tu turėjo minėti. Kur? Nu, nesvarbu, ar tai būtų tavo publikacija asmeninė, ar tai būtų... Žinau, neturiu. Aš atsimenu, tu nuostabų turėjai tą palyginimo karnizų Vokietijoje kainų ir Lietuvoje, atsimeni? Buvo toks jo internetinis ten toks dalykėlis. Kur ten... Bet jis suprato, tai buvo, kad nesuprato, bet tiesą sakant, aš dabar taip nebedaryčiau, kaip tada dėjau šitą. Aš netrigerinčiau, jo. Bet kartais linksmo buvo triggerio. Aš žinau, kad linksmo, bet mano čia gal charakterio reikalas, aš toks nežinau, ar aš toks iki galo triggerintojas. Toks ramesnis žmogus esi šiaip aš stebėjau. Jaučiu, kad tikriausiai jau. Neįsi prieš sistemą. Prieš sistemą, ne, aš einu prieš sistemą. Bet aš savo būdais einu. O Gogel-Mogel užmėtėjau? Jo. Kas yra Gogel-Mogel? Prašau, nušvieskit. Tai yra nuostabus projektas, Luko, kuris jis turėjo prieš dar, kai interneto nebuvo iš esmės. Lietuvoje dar nebuvo interneto. Kai dar žmonių nebuvo žemėje. Gerai. Ne, nebuvo interneto, nebuvo nieko iš esmės. Pirmieji provideriai tik tai atsiradinėdavo ir Lukas jau turėjo webą, kur jau buvo ten daug žmonių, kurie sekė jo kūrybą ir tai buvo įvairūs projektai, pradedant nuo meno kažkokių projektų, baigiant šiaip. Čia skambiai pasakyta, ne, ten buvo tiesiog pasižaidimai tokie. Paprašiau viskas. Paprašiau tiesiog. Gatvės menas, tokie, žodžiu. Gerai, o iš kur šitas pavadinimas? Iš niekur tiesiog. Iš tam pat kaip visi kiti pavadinimai. Išgalvo, kodėl tavo pavadinimiko? Ne, bet šiaip Gogel-Mogel. Yra kokteilis. Yra toksai, jo. Ir yra Gogel, yra rašytojas. Iki šiol lažinasi, ar jis yra ukrainietis ar rusas. Aišku, aiškinasi ukrainiečiai ir rusai. Čia nėra taip, kad visas pasaulis, bet esmė tame, kad pirmas Luko projektas, čia buvo tavo pirmas, ne, toks projektas internete. Prieš Šidlą dar. Gali būti. Ne, Šidlas anksčiau buvo. Šidlas anksčiau atsirado. Čia toks jo buvo tiesiog. Mes jau per daug kalbam, man atrodo, apie šitą dalyką, bet yra dar kažkur internete šitoj vietoje yra. Gogel LT yra puslapis. Jo, yra, tai va tenai. Gerai. Ačiū, pagaliau nueisiu pasižiūrėti. Sunku paaiškinti. Nežinau, man atrodo, nesunku paaiškinti. Fainas dalykas buvo.
Gal kada nors reikia, aš matai, dabar įsisukau į kitus reikalus, tai ten reikia laiko turėti. Ką tu dabar darai apart darbą? O apart to, kad dirbai reklamos agentūrai? Aš dirbu, tai dirbu, kaip čia, turiu savo šitą šventinį darau ir gyvenu gyvenimą. O šventinis tavo paskutinis darbas buvo, gal paklausom paskutinį darbą tavo? Paklausom. Bet žinok, labai skanus kruasantai. Tikrai, kad skanus. Tokie skanus kruasantai. Čia tos kruasanus tikriausiai vietoj kepa. Tokie prancūziški kruasanai. Jo, labai tokie, žinai, kruasantai, su tokiu, žinai, kaip čia pasakyti. Žinai, kad tešla labai gera. Kruasanėlė. Aha. Tu jau tai ragavęs tos kruasanus? Jo, aš ne pirmą kartą geriausiai kruasanai mieste. Su video biškai priduoda dar. Dar porą kruasantų. Porą. Jo, kruasanų, nes pabūsim vis tiek mes. Gal jo, tie kruasanai vis tiek labai geri. Ir mes neskubam niekur. Gal ir teisingai. Kruasantai skanus, Jo, tai labai aišku. skanūs. O klausyk, po kiek čia tie kruasanai? Vienas kruasanas 5 kem. Oi. Jeigu litais, tai čia būtų Oi. taip, na, kažkas iki 30 litų. Oi. Bet čia gigi kruasanai. Geras Tai ir kruasantas. pakartokim. Paimkim, nes Geras kruasantas. tikrai, kad geras. Tikrai negaila. Už tokį gerą kruasaną. Rasena. Man labai patinka dialogo dalis, kurios yra ryškiai tik tam, kad užpildyti kažkokią tai tylą iki žodžio, iki kruasano, iki žodžio kruasanas. Tai kaip, tame ir yra mes visa- niekur neskubam. Tame yra, Taip. Tai tame yra tas audio teatro geras. prikolas, yra, kad tu tas intonacijas perteiki ir tas visas tas nejaukias. Tai mes niekur neskubam. Prie ko čia? Net Bet būna, kad juokinga, žmonės jo, užpildo tas. žinau. Nes žmonėm labai nejauku yra tylėti, aš pastebėjau, šiaip gyvenime, kai tarpusavio. Tai mes dabar, pas mus net atsiranda mikropauzė kartais ir aš matau jau ir operatoriai, ir jau Dominikas, ir visi taip jau, kas čia bus dabar. žinai. Dominikas, tai gal pertrauką padarom? Jo, gal pertrauką padarom čia, gal čia ne, bet kartais pauzės būna labai fainas ir kietas dalykas. Ir žmonės bijo tų pauzės, nes šiaip žmogus pastebėjau, bijo labai su savim pabūti ir šiaip tyloj pabūti, ramiai. Reikia pastovi kalbėti. Bet šiaip čia yra, žinokit, kas padarė, ką mes dabar darom, iš esmės tai irgi padarė įtaką, ypatingai radijas. Toks, ne, kur radijas, kur ypatingai tie radijo čiuvakai, kurie visą laiką turi kalbėti, ne? Jie negali sustoti, man atrodo, jie visą laiką sveiki, mes šiandien esam ten, ir visą laiką kalba, visą laiką. Ir norisi kartais tas, sakau, tų pauzių ir taip gyvenime dažnai irgi būna. Tai čia aš taip pabandžiau dabar paaiškinti taip iš tokios filosofinės pusės. Iš toli taip. Iš toli labai. Atsitraukiai tą pušėlį. Gerai, kaip tave dalina, neteisingai aš sakau, pradėjau neteisingai klausimą užduoti. Kaip tave, ar nepavydė tavo kolegos ir, sakykime, vadovai, kurie dirba su tavim, tarkim, tam tikrus sprendimus kūrybinius tu padarai savo projektą, kartais padarai, nes, tarkim, turi užduotį. Tarkim, būna, kad kažkokią geresnį idėją palieki savo projektų, šventinis bankuchinas arba kažkokiam savo postui, kur tu rašai nuo savęs. Nes lengviau yra tą padaryti savo, negu komerciniam klientui. Priklausomai nuo koks tai klientas. Dauguma net iš vis netinka tam tikros idėjos jiems. Tai. Bet pas tavo konkrečiai tavo kūrybos, tai jūs daug kam darė iš tikrųjų, tokios ir konkrečiai jau savo kūrybos. Iš klientų? Taip. Kaip čia, nėra, kad labai daug. Bet būna, kad nori klientai šventinio bankuchino, konkrečiai. Buvo tokių? Būna. Ką sako, mes norim kaip repas, kad būtų, ar kaip repas yra buvę jo, kad nori, arba jo, dažniausiai gal kaip repas nori, kad būtų. Bet man ateina kartais irgi, kas nors skambina, sako, kolegai, norim, kad kaip serialą padarytum kažką. Šitas čia klasika. Kažką tokio, taip kaip serialą ten padaryk. Nes turi lengviausią, vieną geriausiai pasisekusių tavo šablonų ir jiems labiausiai patikusių, gal taip sakyti. Visą laiką, kai kažkas padaro ką nors, visi labai gudrus palaiko regresinę tvarką, pasigauna, vat kaip čia norim. Yra kažkoks pavyzdys ir tada visi Reikia pagal tą šabloną daryti. Paskui tą pavyzdį. Retas, kuris kaip čia išdrįsta ir nori tiesiog pasitikėjimo pagrindais kažkaip tai sako daryk ir tikiu, kad padarysi ir taip atsiranda naujas dalykas, mažiau matytas. O kiek per savaitę kart girdi ne?
turėjom kad siūlai kažkokią kūrybinę idėją, arba vadovą, arba jūs kartu jau patikėt klientui, ir klientas sako, ne. Nes ne. Nežinau, bet tas ne yra labai, kaip čia yra darbo dalis. Ir tavęs jisai nenuvilia? Nuvilia, aišku, bet tai nuvilia, jo. Nuvilia, bet tu, jeigu čia darbinė prasme mes kalbame apie darbo kasdienybę, tai tu tiesiog, kaip čia, augini odą ir viskas. Ir jau atsiranda laikui bėgant įtarimas, kas labiau praeis ir kas tiks tam tikriem klientam ir kas mažiau tinka. Tai tu tiesiog darai didesnį vidinį filtrą. Bet kad tai vargina mane asmeniškai, tai jo, taip yra tas momentas. O kai perskaitai komentarą, kad šūdas nesuprantu, kur čia juoktis, čia jau kalbant apie tavo kūrybą asmeninę. Čia yra nesureikšminu to irgi. Nes tai turbūt tiesiog yra neišvengiamas dalykas. Tai taip, tai ta prasme, tikrai čia dėl to tai. Aš tai, pavyzdžiui, labai parinsiu. Tai. Jo. Aš nežinau, kodėl. Tu neturi visiems patikti, čia neįmanoma. Tai yra neįmanomas dalykas. Aš toks fainas, aš noriu visiems patikti. Aš suprantu, kad aš irgi noriu daugiau žmonių patikti, bet aš suprantu, kad, taigi sakau, tai yra socialus dalykas. Negali visi juoktis iš croissant. Iš kad ir to pačio. Tai. Bet tavo, tarkim, giminės, jie supranta, tarkim, kokie nors nuvarai į šeimos balį. Aš nežinau, gal jie žino, gal nežino, tarkim, jie klausia tavęs, koks nors čia video arba koks nors ten audio įrašas, kur čia bairis, paaiškintis. Man, pavyzdžiui, mano tėvams man kartais labai reikia aiškinti, rodyti, kur čia prikolas. Taip, nes kita karta. Tai čia irgi normalus dalykas, taigi kitą kartą, pažiūrėk, taigi dar vis žmonės vaikšto tiek į Šilanską, tiek į Bingelį ir Orlauską. O kartais net Orlauskas, Bingelis ir Šilanskas, jie patys ateina pa žmonės, kur net žmonės net jų neprašo. Buvo tokių atvejų, kad rimtai susirinko žmonės, tipo vestuvės švęsti, o tie ten paralelį daro savo koncertą, savo programą, tikrina naują medžiagą. Kaip naują medžiagą? Jų nauja medžiaga, kur 96 metais, čia jiems nauja yra. Taip. Aš suprantu, karta, bet visą laiką mane nuvilia kiekvieną kartą, kai aš rimtai nuoširdžiai kažką padarau, ir aš manau, kad čia savaime, aišku, čia yra savaime, šita postironė arba koks nors ten vairis, kuris, tarkim, tu specialiai darai nejuokingai kur nors ten kažkokia ten, aš suprantu, kad kartais tiek daug žanrų stengiasi apimti ir kad žmonės pasimeta, bet kartais darai kažką tikrai, nuoširdžiai, ten bandai suvaidinti nevykusi kažkokią dar vairį. Žmonės nesupranta, jie galvoja, kad tu čia rimtai juokauji. Bet tu gal nesupranta kažkokie, nenoriu sakyti autoritetai tau, bet kažkokie kertiniai, taip sakyti. Gal yra kažkokios kertinės nuomonės, nes, ar tikrai tave taip kabina, tarkim, kaip Lukai, kaip mums dzin. Aš dabar iš tikrųjų, galima sakyti, pirmą kartą išgirdau šitą ir man visai įdomu, kaip ir kodėl tave kabina tokie, tipo, taigi visiems neįtiks. Ne, jūs netaip supratot. Manęs tai nekabina kaip asmeniškai, bet mane kabina, kaip čia pasakyti, man apmaudų žmonija, bet taip pat. Aš nelaikau save kažkaip, kad aš čia šviesą kažkokią nešu žmonėm, ar aš čia kažkaip čia, kažkoks jau čia vos ne dovana esu visuomenė, tikrai ne, bet aš manau, kad kartais tam tikrai prasme žmonės galėtų būti, trupučiuką labiau, nenoriu sakyti šitą žodžio, bet biški mąstyti plačiau. Tai štai pat. Ir mane kaip nes aš nuvilia suprantu tavo norą, kai tu nori konstruktyvios kritikos. Tas tai ne. Konstruktyvi kritika irgi labai vienas iš tokių, kad žmonės apsimeta, kad dabar tave konstruktyviai kritikuoja, labai dažnai tiesiog bando per kažkokią savo konstruktyvumą paslėpti tiesiog savo neapykantą. Žinai, ten tokią kvailą, tipo, kad pažiūrėjau čia tavo video, čia yra kopija to ir to šou. Tu sakai, okei, seni, prilaikom arklius, pažiūrim tą šou, pažiūrim šitą, kur bairiai kartojasi, kur kažkokie įmai kartojasi, taip, formatas galbūt sutiksim, galbūt tas pats, galbūt ten kažkokie momentai ir detalės kažkur sutampa, bet iš esmės tai yra kitas autorinis produktas. Net jeigu tu pabandysi pagal savo atmintį parašyti Karas ir taika, ar perskaitęs 10 kartų iš naujo, tu parašysi kitą knygą iš esmės. Nors bandysi parašyti, pagal savo atmintį atgaminti Karas ir taika. Ne, aš tiesiog man kažkaip apmaudu kartais, kad žmonės... Tu gali aiškinti jiems tada labai mokyti, bet... Aš nenoriu mokyti, nes aš tada atrodysiu, kad aš ginu kažkokį nevykusį bairį. Taip, bet tada tas ir yra, tai tiesiog susitaikai su to ir viskas, aš kažkaip tai... Man, pavyzdžiui, būna, kad Lukas kažką papostina ir aš, pavyzdžiui, pamatau, kad žmogus nesusipratęs. Ir man, širdžiai norisi jam pasakyti kažką, kad, seni, ne, čia kitaip yra, nes
nu, o kam tu tada darai? Nu, tu vis tiek darai tam, kad, nes, matai, tavo auditorija tave ir taip supranta puikiai. Ane? O man visą laiką, dėl to man dažniausiai norisi bendrauti su tais vadinamais heiteriais, nes tai yra įdomiausias. Nes tu tada įeini tą nekomfortą kažkokią zoną savo, tai įeini tokį emocinį diskomfortą ir tu tada su jais bandai dylinti ir tuo pačiu tu savo labiau išaiškini tai, kas, nu, tau, nu, galbūt nebuvo iki galo aišku, taip, ne? Pavyzdžiui, kai aš supratau, kažkie žmonės žiūri, ką jis čia ilgai čia kažką čia sako, ką jis čia bando iš tuščio kiauro pilt, bet tu sakai, okei, padiskutuokim, pakalbėkim, žinai, pažiūrėkim, kad, nu... Bet čia viskas vyksta Facebook'e, ne? Nu... Facebook'o diskusijos yra pats geriausias dalykas. Ne, YouTube'o yra šiek tiek dar geresnis. Paklodės, tai yra pats prasmingiausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai padiskutuoti višką normaliai, paklodžiu. Ir ten, tipo, ne, ir išsijungi po 3 dienų ateini, ir prirašyta 200 komentarų apie kokį nors topiką. Super. Tas tiesa, jo. Bet tik laipteliu geresni dar YouTube komentarai, nes ten labiau viskas... O YouTube, tai galiu pasakyti dar tokį... Žinai, kas man baisiausia yra, dar grįšiu prie šito Lietuvos repo video. Paskaityk komentarus. Paskaitykit komentarus ir man ten toks biški indikatorius yra, kad, nu, kad su ta Lietuvos švietimo sistema ne iki galo viskas gerai yra. Nes tenai komentariukų labai tokių linksmų. Koks linksmiausias? Nežinau, linksmiausias, bet ten tokia eina, toks sąmonės rautas ten eina. Vaikų sąmonės rautai ten kažką ten rašo be logikos, ten gerų yra gerų. Ne, nu, bet dabar turi visi galimybę pasisakyti internete ir, na, jau ilgai tą turi. Nereikia sakyti, kad dabar. Jau realiai tai yra 15 metų vyksta, kad kiekvienas iš esmės gali pasisakyti. Bet iš esmės ir anksčiau tu, jeigu labai norėjai, galėjai pasisakyti. Pasisakyti gali visi. Nu, ir, bet ne visi kažkodėl supranta, kad gal pasisakyti nereikia. Pavyzdžiui, aš savo rašau bonus taškus labai dažnai ne už tai, kad pasisakau kažkokią aktualią. O už tai, kad susilaikau. Nu, širdžiai. Ir aš taip, ačiū Dievui. Tipo. Nu, jo. Ačiū Dievui, kad aš susilaikiau. Ir po to kokių 2 savaičių supranti, kad buvai teisus, kad susilaikiai. Nes tada, žinai, viena nuomonė, atsiranda 3 nuomonė, 4, 5, 6. Labai daug nuomonių yra. Šiaip tai labai daug nuomonių yra internete, eik tu savo. Super nuomonės. O kaip, pavyzdžiui, tau tokie, aš kai tam tikrus seku irgi YouTuberius, didelius YouTuberius ir vėlgi, tai jie tų hate komentarų, jie jau nekreipia dėmesio, bet ką jie labai dažnai pabrėžia, tai kad, pavyzdžiui, juos išmuša iš vėžių polarizuojantis komentarai, tai kaip, pavyzdžiui, po tam tikrų video randi ir čia tau pats geriausias darbas ir čia tau pats blogiausias darbas. Ir jie tada maždaug, nes kai yra tie hate komentarai, tai koks skirtumas, kaip sakai, minčių srautas, bet tarkim atsiranda po tuo pačiu produktu, kūriniu, tipo, ir ne, čia visiškas šūd, nors tavo čia sekėjas, vaizdoje sekė, jam tikrai patiko tavo iki tol buvusi kūryba, abudu jie. Ir vienas parašo, kad čia tavo geriausias darbas, kitas čia tavo blogiausias darbas. Ir tada aš pastebiu, kad didelius YouTuberius, kuriuos aš seku, juos šitas išmuša labiausiai, netgi ne kažkokie. Bet jos pačius YouTuberius išmuša? Jo, nu jie maždaug, tai kaip man dabar suprast, tai čia geriausias, tai čia į kaip čia taip gali būti, jo, vat. Bet tik... Gali būti vienu metu ir geriausias, ir blogiausias darbas. Tai tikriausiai, kad... Va, prašau. Taigi buvo, pavyzdžiui, filmas Šventasis, ne? Aš tokį gal minties šolis. Buvo labai geras pavyzdys, kur buvo reitingavimas ten. Vieniem labai patiko filmas, o kitiem labai nepatiko. Čia lietuvių tas? Nu, čia vienas iš pavyzdžių tikriausiai, jo, lietuvių čia filmas. Taip, mano draugai rašė šitą filmą. Bet tai tokių pilna yra. Lygiai su mano, pavyzdžiui, ta kūryba ankstesnė gal irgi buvo labai daug, kur tenai nieks nesupranta. Ir kažkada Neringa FM, man atrodo, leido kai kurios skečiukus savo internetinį radijui. Tai po to sakė, kad sulaukė skundų, ką ten leidžiat ir kas ten per... Bet pastebėkit, kai žmogus kažko nesupranta, jis labai nori tai arba uždrausti, arba kažkaip... Bet tai mes lygiai taip pat norim. Tu sakai prieš tai, kad tu lygiai taip pat nori žmogui, kuris ateina, nesupranta tavo minties, tu nori jam kažką... Aš nenoriu jo uždrausti. Ne, uždrausti ne, bet jisai irgi gal nenori uždrausti. Aš nenoriu skundą apie jį rašyti, aš nenoriu jį blokuoti, aš norėčiau su juo padiskutuoti ir tiesiog
paaiškinti jam ir viskas. Na, Aš tai tas, kuris- norėčiau, kad jis man leistų tokią duotų galimybę paaiškinti. Tai tas, kuris skambino, jis tiesiog norėjo padiskutuoti telefonu. Aš abejoju, aš pastebėjau, kad labai dažnai žmonės, jeigu kažko nesupranta, arba bairio, arba jiems atrodo, kad kažkas jas ta žmonės įžeidžia. Čia nesvarbu jau apie kokį intelektualaus lygio žmogų mes kalbam. Labai dažnai tai būna visai intelektualus žmonės, kai labai mes matom, kad Amerikoje iš tokios, sakykime, taip vadinamosios politinės kairės ateina tokie norai kažką uždraust, kažką filtruot, kažką cenzuruot, nes tai atrodo jiems nepakankamai politkorektiška, arba jiems tai atrodo, kaip jis sako, offensive. It's offensive, you know? Stop saying marijuana because it's offensive, tipo, as fuck. Va tokie, tipo. Ir arba ten, pavyzdžiui, koledžuose, kampuse, kai kurie komikai, kurie jiems atrodo, pavyzdžiui, Bill Burrs, jie nekviečia tam tikras vietas, tiesiog, nes ten žmonės, jie mano, kad jis yra jiems, jau pakabina jam fašisto etiketę ir viskas. Taip. Ir tas mane labai gąsdina, kad žmonės, kai kažko nesupranta, arba kai jiems su kažkom nesutinka, nori tai uždrausti. Ir Lietuvoje tas pats yra, taip, pavyzdžiui, uždrauskim, pas mus iš kitos pusės tai yra, visai iš kitos dar pusės. Uždrauskim gėjus rodyti per televiziją, uždrauskim ten kažką dar ten daryti, arba kalbėti taip ar taip, ar dar, aišku, ten yra tokie tam tikrie normatyvai, kurie tokie, sakykime, ten ar negalima keiktis, ten, čia mes galbūt sutiksim visi, bet ir tai atsiranda erdvių, kur tai galima daryti ir, aišku, per daug galbūt jų atsiranda tam tikrai prasme ir žmonės kartais labai dažnai žiūri tam tikrą kontentą dėl to, kad ten žmonės keikiasi, nes tai nelegalu atseit, bet tai paaiškina kartais ir narkotikų populiarumą tokį, tipo, ypatingai marihuanas, kur tipo, nėra pats geriausias gyvenime narkotikas, aš kaip žmogus, kuris bandęs daug ką galiu pasakyti, bet žmonės tai labai mėgsta, nes tipo, tai yra 420 ganža, žinai, mes... Ir negalima tai. Ir negalima, tipo, wow, tipo. Tai man tas, kad uždraust ir tas, kad aš nesuprantu, reiškia, to neturi būti, mane tai kažkaip labai gąsdina šitas dalykas. Tokią mintį norėjau irgi mesti jums čia, nes reikia. Užfiksavom. Užfiksavo mano poziciją. Aš mėgstu taip jo, kad užfiksuotų visi žmonės. Taip. Tai... Bet tai čia, bet tai čia tu apie... aš tokių pavyzdžių grinai pasirinkčiau iš vakarų, iš Amerikos. O Lietuvoje, ką ne? Lietuvoje irgi tas dalykas yra, kažko žmonės nesupranta viskas, jiems atrodo tai šūdas ir jie ten visur, kur įmanoma rašo skundus, tipo. Nežinau, mane tai skundė milijoną kartų, tai aš TV3 turėjau projektą, kai aš LNK turėjau. O su kuo tave skundė? Nes tai nejuokinga. Čia geras. Tai nejuokinga ir viskas, ir tu viskas, ir tu jau žmonėm, bet blogiausias, ką aš galiu padaryti jiems, bandyti rodinėti jiems, kad tai yra juokinga, žinai. Ir čia yra, viskas, ir aš pralošiau, nes aš būsiu tas išprotėjęs psichas, kuris nevykęs humoristas, kuris bando paaiškinti, kad tai yra juokinga, alio. Ir viskas, tipo, ir ant tavęs, tipo, tave užpila tam tikrais kažkokiais, tam tikrom klišėm, tam tikrais kažkokiais idiotiškais komentarais, tipo, iš serijos, kad, tipo, dabar, rytoj man pradės ten kažkokios žmonės rašinėti, tipo, kodėl tu prievartauji šunis. Ir tai tu pradėsi atsakinėti jiems, kad aš šunų neprievartauju, net pradėsi rodyti schemas, pradėsi rodyti statistiką iš prievartautų šunų ir taip toliau, ir kad tavęs ten nėra. Tu jau atrodysi kaip čiuvakas, kuris atsimazinėja, kuris, blemba, jeigu jis taip čia aktyviai bando atsimazinti, gal jis tas šunis ir prievartauja. Tai šitoje vietoje mane tai kažkaip, sakau, tas kažkoks tai... Pas mus yra tas normalumo ir nenormalumo kultas. Tas normalus, tas nenormalus yra. Arba tu patenki tą normalumo kategoriją, nes visuomenė kažkokia yra tokia kritinė masė visuomenės, kurie skaito save normaliais. Bet kai tu taip kalbi, vis tiek atrodo, kad tu esi, kaip čia pasakyti, tau labai vis tiek svarbu, kad kiek įmanoma, tai ir tiesa, kiek įmanoma didesnė auditorija priimtų tavo tą produktą. Ne, bet dar aš apskaičiu, nėra tai, kad ką tu pasakėjai, tai ir yra tavo normalumas ir tu gaunasi, oksimoronas, ką tu pasakėjai. Nes tu nori to paties normalumo, tu nori lygiai taip pat, sakydamas savo šito, taip, tavo šitas yra irgi... širdies šauksmas į normalumą. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai irgi turiu šitą dalyką. Man irgi visą laiką, aš noriu būti normalus. Aš tai noriu būti normalus. Man nepatinka dabar, kur, čia, tipo, kaip tik, čia visi turim, čia kuo įdomiau reikia būti, čia, tipo,
čia visi mes galim būti visokie, man tas normalumas yra gerai. Jis yra daug tokio. Ir aš turiu aš visą laiką noriu būti normalus ir man sunku, kad jis buvo, nes aš matau, kad kažkur aš nukrypstu ir aš gal, bet jau mano gal dalykai. Bet pavojinga savoka labai normalus, kas yra tokia labai... taip. Labai keista tokia, tipo, ne, aš irgi esu galbūt už tokią, galbūt tradicionalizmų, kažkokios sveiko konservatyvumo ir liberalumo balansą esu už tai, tipo, tam tikrai prasme, ir aš irgi nepalaikau tokios minties, kad bet kokia naujiena, bet koks naujas dalykas, kuris atsiranda, jis jau a priori yra gerai, žinai, čia, tipo, tai va, čia aš su tom sutinku, bet... Čia toks filosofų būrelis šiaip vyksta, normaliai. Ne, ne apie mergasgi kalbėti, žinai, ir kiek kas uždirba. Filosofai susėdė. Jo, bet ne apie tai, kad kiek kas uždirba. Ne, galim ir apie tai, kiek uždirbi per mėnesį. Nesakysiu. Ir apie mergas. Jo, apie mergas, apie tai, kiek kas uždirba, apie tai, kas ten, kada pirmas koks kartas buvo. Bet va čia yra irgi. Man reikia kitokius pasikalbėjimus peržiūrėti. Nu va, jo, iš ten pasisemsi, iš ten visai gerą repertuarą susirinksi. Nepatinka tau ta laida, ne? Ne, man patinka šiaip, iš tikrųjų, aš labai mėgstu ir Justiną, ir jo kolegą, kurie ten daro. Ne, aš sutinku, fuck, marry, kill, jo, žaidimas, bet okei. Man nepatinka tiesiog ta normali auditorija aplink jos, tie žmogeliukai, kurie sprendžia, kas yra normalu, kas nenormalu. Mane tas normalumo fašizmas, mane jisai užknisa tiesiog. Tam tikrai prasme. Nors ir iš kitos pusės aš sutinku ir su Luku, kad tuo pačiu metu aš galiu savo tam tikrai prasme čia prieštarauti, nes aš, aš kaip ir, bet sakau, aš nenoriu nieko uždrausti. Aš tiesiog noriu permastyti dalykus. Va taip. Reflektuoti. Aš kviečiu reflektuoti. Tai va taip. Gerai, tada į pabaigą mes galėtumėm pakalbėti apie reklamą biškį lietuvišką. Pakalbėkim. Tu labaigi esi irgi mėgėjas, man atrodo, kaip ir mes visi čia, tokios hardcore'nas, tas trash reklamas. Jo, kažkaip. Patinka kartais, ne, tą pajaust. Svetimos gėdas, tą jausmelę. Bet jų daros nebeįdomu, nežinau, kartais. Anksčiau, kai būdavau prieš kokius ten, nežinau, anksčiau labiau kreipdavai dėmesį ir ten juokdas, dabar jau kažkaip jau net... tai taip vyksta, ten daro ten tas, už savo tas lėšas, ten tas reklamytės, kažkaip net. Bet juokingų būna, taip būna. Bet būna, kur tikrai geri, tarkim, brandai, kurie turi pinigų, pavyzdžiui, kaip garsioji Coca-Cola reklama, arba, pavyzdžiui, Vytautas neseniai išleido irgi nuostabią reklamą. Beje, galim ją pažiūrėti, beje. Čia dabar kažkokia nauja? Taip. Jo, prieš 3 dienas, man atrodo. Da, pažiūrėjom. Parodyk tada. Aš mačiau, davai, parodyk pakai. Va, tai aš jums parodysiu. Vytautas. Aktyvieji mineralai, kurie užveda. Dažniausiai, kai mums pasidaro biški geriau su skrandžiu, ką mes darom? Mes užšokam ant stalo ir pradedam šokti ir numetam ramentą. Bet aš supratau, aš dabar čia bandau čia prisiknys čia dabar čia prie režisūrinio sprendimo ar dar kažką. Ne, aš nesakau, kad šita reklama yra labai bloga. Čia nėra tokia bloga reklama kaip Coca-Cola, bet man atrodo, kad jeigu tu jau esi ten kažkoks ten jau ir turėjai prieš tai gerų kažkokių pavyzdžių ir darbų, blemba, biški liūdnai čia taip kažkaip taip, ir tu galvoji, kokią auditoriją šitą reklamą, nes jaunimas, jiems biški bus šitas taip kažkoks failas, trupučiuką, vyresni žmonės, jiems tas muzonas jau kažkaip jau, kas čia per bumčikas groja, o vidutinė klasė, tai nežinau, gal irgi, nežinau, ar patenka. Kaip tau atrodo? Aš nežinau, aš net nelabai noriu, man jinai gal irgi yra tokia, nėra gal iš labai geriausių, žinai, pavyzdžių, bet ir nėra blogiausia, beje. Bet ir tikrai nėra blogiausia ir, aš tai yra, turi klientą šitą reklamą, žmonės sprendė, kažkas patvirtino, ta prasme, čia nėra, kad dabar tie žmonės, kurie galvoja, gal buvo siūlė daug geresnių idėjų, bet, pavyzdžiui, klientas tiesiog, jisai, nežinau, nenorėjo, jam šita gal labiau patiko, o gal ant popieriaus labai viskas gražiai atrodė, tiesiog, kai pradėjo daryti tą reklamą, pamatė, čia toks, žinai, productiono failas gal įvyko.
Tai aš nesiimu spręs, nes aš žinau, kaip reklamai būna, kiek ten visokių grandžių ir kiek ten įvairių procesų vyksta, kas nuveda prie galutinio rezultato. Tai rezultatas jo, toks galima ginčytis dėl jo, bet galų gale žmonės įsisavino pinigus ir aš toks labai čia pragmatiškai žiūriu. Tai įsisavino pinigus, kurie ir mineralus. Ir reikingiausia tai, kad tikriausiai ta reklama netgi galbūt ir veiks ir pardavimų kreivės šaus į viršų. Ypatingai mes, kaip dabar reklamuojame reklamą po mūsų eterio. Bet kaip Lukas iš pradžių ir sakė, kad ta prasme, kad dabar atsiranda, arba jau yra tiesiog, net gal neneša visa rinka tokių gal ne tai, kad tokių bet tokių, galima būtų pasakyti, kad žemo biudžeto reklamą, nors čia tikrai nebuvo žemas biudžetas, bet tiesiog tokių reklamėlių. Ir manau, kad šitą reklamą lygiai taip pat įplaukia su jom visom ir tas ir yra, kad dabar tų rėlievų reklamų rinka yra tokia didelė, kad jinai, man atrodo, tiesiog išplaukia kaip beveik normali reklama šita. Man asmeniškai taip atrodo. Ir kalbant apie, dažnai, jin tikrai nėra blogiausia reklama, nėra geriausia reklama, bet čia, kaip ir Lukas irgi paminėjo, kad tikriausiai gal ir šaus šitie pardavimai. Aš nežinau, net koks ten media planas ten ir kur ten nenaudos. Kur nors. Tai čia per teliką, jeigu pamatysim, aš nestebėsiu, jinai, man atrodo... Tai čia man atrodo dar telikų. Taip, jinai dienos šviesa šiaip švydo, man atrodo, prieš 3 dienas tiesiog. Ir va, pavyzdžiui, tarkim, mane asmeniškai yra viena tokia reklama, kuri labai užknisa, tai ir man labai lieva per teliką sukasi, tai senukų reklama, kur ten yra su daina, tu mano ten švirbliukas, aš tavo ten, ten tokia tupo daina ir tipo, tu mano senukai. Tokia labai banali, kur ten žmonės eina, ten dažo sienas ir ten yra padaryta pagal tokią pop dainą. Viskas labai šudinai. Ne šudinai, ten production value yra aukštas, bet man pati reklama yra tokia, oh my god. YouTube'ai tos reklamos yra patalpintos ir jų netgi komentarai yra išjungti. Tai įdomu dėl ko. Bet aš žinau iš vidaus informacijos, kad po šito tipo kilo, reklama šiaip, reklaminė kampanija visa buvo labai pavykusi ir po to netgi, kaip ir kilo pardavimai, nežinau, kaip jie surišo tą koreliaciją, bet tipo viskas buvo nors man reklama, tai mane žudo, kai pasileidžia per teliką. Gal tai čia nėra, jinai targetas yra, tikslinė grupė galbūt yra visai kita, ir net tai čia, čia vėlgi šitas. Tai ir kaip Vytautas seniaugi, kaip ir nusitargetindavo tą tokį, nežinau net ką, crazy jaunimo su savo tais, žinai, kur buvo tos reklamos, kur šaukė tas bičias. Taip. Man tos beje... Tada Vidmanto reklamos. Jo, tai man tos beje labai pateikdavo. Nežinau, čia... Nes yra daugybė reklamų, kurias visi žiūri, kurios tenai netgi gal trendina ir ten labai smagios ir gauna daug atsiliepimų, bet pardavimo prasmės, pavyzdžiui, nepasiekia rezultatų. Tai čia daug dalykų tame procese susiję, ne tik tas kūrybinis sprendimas, čia daug dalykų. Tai... Bet, tai prasme, mes ir kai filmą reklamavom, pavyzdžiui, mes nusprendėm, kad labai dažnai kūryba neparduoda. Kartais parduoda tas kalimas į galvą, telikas, anonsai, JC Deco, lauko reklamos. Bet yra pavyzdžių, kur ir idealiausi tie pavyzdžiai, kai būna ir kūryba smagi, ir pardavimai smagus. O tai mes vadinam balansų gyvenime. Jo. Be reklamos New Balance'ams, beje. Čia aš dabar žodžiu žaismas. Jo, šitas kalambūras. Ant kalambūro dabar, jo. Bet faktas tame, kad taip, kad žmonės dėja kartais mėgsta ir šudinus dalykus. O, beje, faktas, kuris rodo, kad mes irgi esam prie žmonių ir mes čia ne kažkokie tokie pasikėlus, mes šiandien padarėm tikrą lietuvišką klasiką, kad ant mūsų stalo šiandien mes padėjom kalnelį. Bokštelį. Bokštelis, jo. Atsiprašau, bokštelis. Tai yra čiliako klasika. Ir matosi, kad vienas iš mūsų 3 turi automobilį. Aš turėjau pademonstruoti tai. Taip. Nes kalnelio yra viena iš... Taip. A tavo geras automobilis? Man jisai patinka, bet nėra jis labai geras. Čia subjektyvu gan, jo. Tai. Tu galėtum su jo būt parkavimo aikštėj naktį prie kokio nors vietos, kur susirenka jaunimas? Negalėtų. Būtų gėda. Prie Forum Palace. Man gal nebūtų gėda, bet... Jiems būtų gėda. Jiems tikrai būtų gėda. Taip. O tu irgi vairuoji? Aš vairuoju ir aš aikštelėse dažnai labai dažnas svečias. Aš dabar po laidos, manau, bėgsiu į aikštelę. Esmė yra rezervuota vieta tenai, ne? Įsivaizduoju žmonės, kai skambina į restoraną rezervuoti staliuką, tai kai kurie jaunimas skambina į parkavimo aikštę rezervuoti vietą, nes pas mane šiandien romantinis susitikimas su panelė ir aš noriu, kad matytųsi
Esu panelė ir dar 5 draugais. Bachūrų būna ten labai daug. Panų 1 arba 2. Jo, ten realiai viena pana 13 bernų. Tai tokia statistika dažniausiai. Ir bonkių dar kokias 14. Ta, kur nesutiko išleisti vieną savo. Tai jo. Arba aš einu su tavim, arba tu niekur neini. Okay. Jo. Tas pati gailis. Tai ką, taip ir pasibaigė mūsų tas pirmas pokalbis. Išgeriam vandenį jau. Išgeriam vandenį. Tai indikuoja laikas, kad baigti jau. Jo. Labai visiems, man atrodo, turėtų patikti. Padarykit pauzę ant galo kokį nors, kad būtų nejaukiai. Kad nejaukia pauzė bus, ar ne? Tokia. Nežinau, man atrodo, mūsų pirmas blynas gavosi toks visai normalus. Gal ne su Nutella, sakyčiau, bet tikrai su... Nu, aš turėjau omeny, kad... Aš prašiau pauzę padaryti. Na gerai, palauk. Tai... Olegas kitaip sugebės sugadinti momentas. Bet... Gerai, tai labai ačiū, Lukai, kad atvarėjai. Ačiū Jums. Labai dėkui. Tai mes su jumis susitiksime su žmogiliukais, kurie mus žiūri po savaitės, o dabar paskutinį žodį pasakys Poldimika. Paskutinis žodis? Va taip, ne? Tai gerai, tai apgavau, aš pasakysiu paskutinį žodį. Iki.